Šį kartą atvykau į Panevėžį pasižiūrėti legendinio uosio raktų medžiu vadinamo, ant kurio yra daugybė raktų pakabinta. Ant šio savito medžio kabo virš kelių tūkstančių raktų. Jaunavedžiai ant uosio kabina raktus vietoje tradicinių spynų, kurios paprastai kabinamos ant tilto. Medis ištvėrė kelis gaisrus, piktavališkų žmonių niokojimus. Panevėžiečio keramiko Algirdo Jonušio pastangomis medis buvo išsaugotas, kai buvo kėsintas jį nukirsti. Po kasinėjimų šalia uosio buvo rasta dėžė su 70 raktų. Visi raktai buvo sukabinti ant uosio. Buvo tikima, kad senovėje raktai turėjo ne tik praktinę, bet ir simbolinę prasmę. Jie buvo kabinami matomoje namų vietoje kaip savotiška namų apsauga. Pasižvalgome iš arčiau, kaip atrodo šis legendinio miesto legendinis objektas. Iš tikrųjų daugiau niekur nemačiau nieko panašaus ir negirdėjau, kad būtų raktų medis, štai kiek raktų. Visokiausių raktų. O ten koks didelis, keli net. Gatvės gyvos vaikams. Ir spynutė čia yra. Va čia matosi, kur skylė, tai degėsis kelis kartus. Gaisro palikta žymė. Na tikrai toks įdomus, neįprastas objektas. Kiaurai galima pamatyti per vargšiuką skylė. Štai kiek daugybė kastuvų. Padaryta meninė instaliacija. Čia yra rūpintojėlis. Sakoma, ant ženkliuko šalia jo. Taigi, jei kažkada būsit šalia, ateikit, pasižvalgykit, kaip atrodo tikrai unikalus uosis.